pačių pabėgėlių atskirimą nuo ekonominių migrantų, taipogi ES šalių ekonominį pajėgumą, galiausiai humanizmą ir šalies visuomenės interesų atstovavimą. Nes visi šie aspektai įtakoja mūsų diskusiją, siekiant išsiaiškinti, ar gali pabėgėliai būti sėkmingai integruoti į Lietuvos visuomenę. Taigi pradžiai norėčiau žodį suteikti profesoriui Algiui Junevičiui, kuris, kaip žinau, yra pasiruošęs tam tikrų faktų, kurie galėtų suteikti tam tikrą pradžią mūsų visai diskusijai. Aš labai mėgstu statistiką, skaičius, kurie labai daug ką pasako. Tai bet yra tokia proga to pasinaudoti, nes prieš 5 dienas Eurostatas paskelbė pagaliau duomenys apie pabėgėlius už 15 metus. Ir aš čia norėčiau, neužimsiu kaip pirmas, kuris pradeda labai daug laiko, bet aš norėčiau pakomentuoti tik tokius du epizodus iš šitų skaičių, kurie yra pateikti, nes aš manau, daug kas iš susirinkusių šitoj salėje truputį įsigilinę į šitos skaičius pradės vertinti galbūt viską truputėlį kitaip. Tai dabar pirmas rodiklis, jisai liečia skaičių prašytojų prieglobsčio, kuriam bus suteikti 15 metais. Tai iš šitos statistikos išaiškėja, kad 15 metais daugiausia žmonių, kurie gavo prieglobsčio statusą ir pripažinti politiniais imigrantais, yra Vokietijoje 441 tūkstantis. Nuo 440 tūkstančių skaityk atlikusi milijoną ir tai sudaro kažkur tai 305 procentus ES procentų iš 100. Dabar toliau antroj vietoj, kaip nekeista, eina Vengrija, 174 tūkstančiai, ir trečioj vietoj Švedija, 156 tūkstančiai. Ir dabar aš ilgai galvojau ir ieškojau, kur čia ta mūsų Lietuva, ir aš ją radau, bet kadangi pirmoji lentelė, tas skaičius įrašytas, aš iš pradžių nesupratau, kol aš pažiūrėjau į sekančią lentelę. Lietuvoje 275 procentai. 275 procentai, tai ES mastu tai sudaro 0 procentų. Sudaro 0 procentų. Paskui dar viena grafa, pabėgėlių skaičius 1 milijonui gyventojų. 1 milijonui gyventojų, tai jis irgi neša tokį gana gerą aiškumą, sakyčiau, ir parodo mums, kodėl Vengrija užima tokią, sakyčiau, Angelos Merkel vedamos politikos atžvilgių griežtą politiką. Tai pagal pabėgėlių skaičių 1 milijonų gyventojų Vengrijai tenka didžiausias skaičius 17 699, tai yra pirma vieta. Antra vieta 16 000 yra Švedija ir Vokietija, tik tai 5441. Bet dabar lieka neaišku, kur, aš galvoju, tie yra 275 pabėgėlių Lietuvoje, kai mes negirdime apie juos. Tai dabar atsiverčiam kitą lentelę. Kitoje lentelėje viskas paaiškėjo, kada padaryti tokie 3 pjūviai per prieglobsčio suteikimą pagal pilietybę. Va čia viskas atsistoja į vietas. Vokietija. Sirų 156, Albanų 53 tūkstančiai ir Kosovo 33 tūkstančiai. Bet dabar Kosovas ir Albanija yra pripažintos saugios šalys ir jų daugiau nereikia, sakykime, į Vokietiją pagal Vokietijos teisės aktus. Dabar Švedija sirų 50 tūkstančių, Afganų 41 tūkstantis, Irako 20 tūkstančių. Nu ir Lietuva, vėl tas skaičius yra 275, kaip jisai yra išdėliotas.
Tai kaip aš dabar išdėliosiu, tai gal čia baimės neturėtų būti jau iš jūsų pusės didelės tokios. Ukrainiečiai 60, tai sudaro 22 procentus, Gruzija 45, 16 procentų ir Rusija 35. Žmonės iš Rusijos, kurie turi pilietybę, tai sudaro 13 procentų, nors čia sudėjus procentus nesigauna iš jų. Bet va Lietuvos pabėgėliai būtent yra iš šitų šalių. Ir apskritai pabėgėliai, sakyčiau, yra problema ne Lietuvos, ne Vengrijos, ne Europos Sąjungos, o pabėgėliai yra problema Vokietijos. Ir tą problemą sukūrė dabartinė šalies vadovė su savo das schaffen wir, ką reiškia išvertus, mes sugebėsime, bet dabar, kada eina kritika, labai griežta kritika jos atžvilgiu, jau nesakoma das schaffen wir, o sakoma wer soll bezahlen, kas už tai mokės. O kas už tai mokės, jau aktualu ir mum, kas už tai mokės. Nes 3 milijardai jau mokėti reikės, o kiti skaičiai iš tų 3 milijardų, kiek reikės Lietuvai mokėti, tai gal aš į paskui įsiterpsiu, tai pradžiai gal ties. Tai dėkojam profesoriui Junevičiui ir aš iškart noriu paprašyti replikuoti gerbamą Artūrą Paulauską, nes kalbant apie ES kvotų sistemą, tai labai akivaizdžiai matosi, kad ir toj kvotų sistemoje kaip ir turėjo būti tie pabėgėliai iš kitokių šalių, negu kad įvardino gerbamas profesorius. Tai kokia yra Lietuva šitam visam kontekste? Aš galbūt paskirstyčiau tuos pabėgėlius arba migrantus į keletą tokių srautų. Čia, kurie buvo įvardinti, tie 200, tai yra perėję mūsų sieną. Baltarusija, Latvijos siena. Daugiausiai paminėtos valstybės, iš kurių jie atvyksta. Ir tai vyksta nuolat. Tai nėra čia šių metų ar praeitų metų. Tai yra tie skaičiai labai panašus, tik tai kilmės šalis skirdavosi. Jeigu šiandien, čia kažkodėl pas jūs nėra vietnamiečiai. Vietnamiečiai yra labai aktyvus, veržiančius į mūsų šalį. Tai buvo laikas, kada čečėnų labai daug buvo, po to Gruzijos piliečių labai daug buvo. Dabar tie procentai daugiau mažiau išsilygino. Jeigu mes kalbam apie tą Europoje dabartinę problemą, tai tie pabėgėliai, kurie atvyksta, ar tai sausumos keliu per Balkanus, ar tai per Viduržemio jūrą, ir jie atsiranda tuose pietinėse šalyse, tai čia klausimas yra vienas. Kur jie toliau keliauja ir ar yra kontrolė jų, ar yra galimybė juos nukreipti, kaip Europos Sąjunga manytų, reikia tą padaryti. Tai štai tas 1000 visiškai kitų pagrindų turėtų būti atkeltas į Lietuvą. Tai turi būti iš tų stovyklų, kurios yra Graikijoje, Italijoje, atrinkti žmonės ir tik tai tada, kai Lietuva įsitikintų, kad tai tikrai yra darbingi, neturintys jokių blogų kėslų, tada jie gali būti atvežti čia į Lietuvą. Kaip žinot, šiandien yra atvykusios 2 šeimos. Viena šeima prieš kiek tai laiko su vaikais 2, dabar vakar ar užvakar buvo skelbta žinia, kad atvyko pora. Tai yra įsilavinę žmonės, mokantis užsienio kalbą ir turintys specialybę. Iš tikrųjų sutinku su tuo, kad Lietuvoje problemos nėra. Nėra. Mes gal hipotetiškai galim svarstyti, kas būtų, jeigu būtų. Bet šiandien Lietuvoje tos problemos nėra ir mano nuomonė, kad tos problemos turbūt dar ilgai nebus. Ta prasme, kad mes štai čia sulauksim srautų, kažkokių tai didelių, reiškia, būrių žmonių, tikrai taip nėra. Mūsų viceministras laiks nuo laiko keliauja
po tas stovyklas ir mes su juo nekartą kalbėjom, jisai sako, visų pirma, jie nežino, kur ta Lietuva, antra, kai paklausė, kokios išmokos, trečia, koks ten klimatas, jie sako, ne, mums ačiū, ten nereikia. Tai turi būti tikrai labai įsilavinę žmonės, kad jie suprastų, kas čia Lietuva ir kur čia važiuoti ir kokios čia yra sąlygos. Tai nėra tokio noro, srauto ir iš tikrųjų artimiausių metų aš tikiu nebus. Čia yra ES šiandien problema, kaip šitos visų pirma srautus sustabdyti, kad jie neplauktų ir nekeliautų. Tai čia galbūt vėliau kalbėsim apie dabartinius susitarimus ir pinigų. Iš tikrųjų, pinigų reikės. Jeigu mes norim, kad jie pasiliktų Turkijoje, tai aš galiu tiesiai pasakyti, ten yra nežmogiškos sąlygos. Jie gyvena kaip laukiniai žmonės, viduramžiai. Tai suprantama, kad dalis jų bėga, bet aš pasakyčiau, yra ir tam tikro piktavališkumo. Taip atsitiko, kad jie vos ne pagal komandą ar kieno tai dirigavimą patraukė. Patraukė ir gana dideliais kiekiais žmonių. Dabar mes matom tą patį į Norvegiją, į Suomiją, jau srautą iš Rusijos. Ir ten tiesiai žmonės, kurie atbėgė, sako, mes nesiruošiam važiuoti. Tiesiog Rusijos FSB darbuotojai ateidavo ir sakydavo, tu turi ten važiuoti, tu turi ten skubiai išsikelti. Tai reiškia, yra tam tikros jėgos, kurios suinteresuotos, kad į Europą iš visur važiuotų šitie pabėgėliai. Gerbiamas Artūrai, jeigu galiu šitoje vietoje įsiterpti, iš tikrųjų dabar naujausias susitarimas tarp ES ir Turkijos, kuris yra diskutuojamas, tai jisai kaip ir turėtų užverti tą vadinamą Balkanų kelią. Tai ar tada neatsitiks mums taip, kaip toms Skandinavijos šalims, kad tas naujas kelias gali eiti ir per mus tada tokiu būdu? Nes va kaip tik ta tema, kurią jūs dabar palietėte. Taip. Tai vėlgi, tai galim kalbėti hipotetiškai. Šiandien pas mus, tarkim, iš Rusijos, nesvarbu, ar tai rusų tautybės, ar kiti, ten patys vietnamiečiai, ateina per Latviją. Ir dabar mūsų pasieniečiai paskutiniu metu kalba, ypač su latviais, kad jie sustiprintų sienos kontrolę. Ten yra daug spragų. Ir galimybės pereiti Latvijos sieną, po to jau į Lietuvą ir į Lenkiją ir toliau vyksta, tai iš tikrųjų taip yra. Jeigu staiga didelis kiekis, aš nežinau, gal 1000 žmonių pajudėtų iš Rusijos, aišku, mes turėtumėm panašią problemą, kaip dabar turi Graikija, kaip dabar turi Italija. Mums reikėtų juos kur tai įkurdinti, valgydinti, prižiūrėti ir taip toliau, tai mes to neturėtumėm leisti. Aš manau, kad šiuo metu tikrai to pavojaus nėra, bet kiek kalbėjom su pasienio, su vidaus reikalų ministerijos pareigūnais, jie modeliuoja situaciją, jie gali, skaičiuoja, bet to sekmadienį bus pratybos su mūsų kariuomenė ir su statutinėm organizacijom Klaipėdoj, kai kurie scenarijai bus labai panašus ir praktikuojami. Gerbiamas Eugenijau, kokia jūsų nuomonė dėl šios problemos? Čia kalbam tik apie vieną problemą. Taip, apie priežastis nekalbame, dar kitus dalykus matyti pakalbėsim. Tai profesoriaus Junevičiaus skaičiai, objektyvūs skaičiai, jie atveda ir prie tam tikros skeptiškos šypsenos mane, ta prasme, kad leisiu savo pajokauti. Tai rodo, kad problemos masto pas mus apskritai neegzistuoja. Jeigu kalbėsime apie tą, kas yra įsipareigota Lietuvos 1105 pabėgėliai, tai taip pat jokia problema, jeigu taip pabandysime objektyviai pažiūrėti. Tarkime, Vengrijoje tie skaičiai, ką rodo, tai sudaro 1,7 procentus gyventojo prieaugio vengrams, tas reikštų 17 tūkstančių gyventojų pabėgėlių milijonų, tai 1,7 procentais pagausėtų, jeigu jie visi pasiliktų. Ir štai dabar įvertinkime, kad Lietuvoje per nepriklausomybės laikotarpį sumažėjo gyventojų 15 procentų, tarkime, ir jeigu padaugėtų 1,7 procentų, nelabai mes tą pajustumėme. O tas 1,7 procentų nuo 3 milijonų Lietuvos gyventojų būtų 51 tūkstantis. O mes šnekame, kad Lietuvai gali tekti priimti 1105, kai realiai 51
1000 būtų nelabai pastebimas, padalinkime į 60 savivaldybių ir taip toliau. Aš nesakau nei už, nei prieš, kaip mums elgtis, tačiau problemos maštabai kartais yra perdėtai išpučiami. Ir štai neseniai vasario pradžioj, prieš mėnesį buvau Berlyne, na ir ten irgi teko šnekėtis apie pabėgėlius, atkreipė vokiečiai dėmesį į fenomeną maždaug 1980 metų. Dar Berlyno siena nenugriauta. Iš rytų Vokietijos vis kažkaip kažkam pavykdavo pabėgti į vakarų Vokietiją. Iš komunistinės, vadinamos demokratinės, pasprūkdavo žmonės į vakarų Vokietiją. Na ir nutarė tuos žmonės, vokiečius, apgyvendinti pakankamai koncentruotai Baden-Württembergo žemėje, Štutgarto apylinkėse. Ir jūs žinote, kas kilo? Štutgarto gyventojai rengė streikus, piketus ir manifestacijas prieš pabėgėlius iš komunistinės rytų Vokietijos, tai yra prieš saviščius, prieš vokiečius. Tai natūralu, kad egzistuoja labai emociniai dalykai, kai net savo likimo brolį, kuris kartais sprunka iš komunistinės Vokietijos į vakarų Vokietiją, ne tik dėl to, kad iš komunizmo į laisvą pasaulį, bet ir dėl to, kad pagaliau susitiktų su broliu ar seseriu. Patys vokiečiai rengia manifestacijas prieš tuos savo kaimynų giminaičius, prieš tuos savo gentainius. Emocinė prasme tai yra milžiniška problema, bet koks pabėgėlis, jeigu tautietis rytų vokietis atbėgo į vakarų Vokietiją ir sukėlė emocijų audras. Todėl aš puikiai suprantu emocijas, mes kaip politikai turime įvertinti jas, tačiau racionalizuoti, įvertinti visus aspektus, o kol kas čia tik vieną galutinį, ne galutinį beje, bet tarpinį 15 metų statistinį rezultatą aptarnėjame. Tai aš iš principo sakau taip, per daug suaštriname problemą, nes mums nepatinka kita spalva, mums nepatinka kitokia religija, mums nepatinka tie, kurių nepažįstame ir nenorime pažinti. Ir laikome, manome, kad bus tik žala. Paieškokime ir atveju, ar gali būti ir pliusai, manau, apie tai padiskutuosime. Na, pratęsiant šitą mintį, iš tikrųjų, Kauno technologijos universitete lankėsi neseniai viena iš Europos komisarių Violeta Bulc ir jinai vardino, kad pabėgėliai nori ar nenori, jie vis tik tai bus priversti, kad būtų paskirstyti pagal kvotų sistemą, nes bus prie to susaistyta išmokų krepšelis, bus susaistyta jų pabėgėlio statusas. Ir vis tik tai tikimybė yra ganėtinai didelė, kad į Lietuvoje jie atsidurs. Ir tada mes susiduriam su tokia ta situacija, kad jeigu jie atsidurs čia, tada problema vis tik tai atkeliaus ir į mūsų kiemą ir reikės galvoti, kaip juos integruoti. Bet mes turim labai didelės problemas šitam kontekste tiek su mūsų pačių žmonėmis šalies viduje, su tais pačiais emigracijos srautais. Tai kokia būtų jūsų nuomonė, gerbiamas Ramūnai? Labadiena visiems. Šiandien teko iš ryto dalyvauti konferencijoje Vilniuje Seime tema, kad Lietuva neįsivaikščiotų. Tai matytame kontekste reikia šnekėti apie situaciją, kokia jinai susiklostė Lietuvoje. Jau optimistiniais skaičiavimais, jeigu emigracija iš Lietuvos pasibaigtų, jeigu gyvenimo trukmė labai staigiai augtų, 2100 metų laike mūsų bebus 2 milijonai. Tai yra tie skaičiai, kurie iš to, kad kiek mes turim vaikų, kiek mes jų beturime arba kiek mes jų planuojame turėti, čia yra ES skaičiavimai, ES statistikos duomenys, jie prognozuoja valstybių ateitį. Dabar šnekant apie šitos skaičius, akivaizdu, kad šiandien dienai labai iškreipia tą vaizdą emigracija. Labai ir siaubingai iškreipia. Tai yra dabartiniai emigracijos srautai iš Lietuvos, jie daro tą mūsų perspektyvą labai liūdna. Ir šitam kontekste imigracijos į ES mes turim šnekėti apie kitus dalykus su ES komisija, su ES, kad šitam kontekste, kadangi daugelis tų imigrantų vis dėlto tikrai keliauja ne į Lietuvą ir ne į Rytų Europą, ir tikrai ne Vengrija yra jų tikslas, kaip suprantu. Tiesiog Vengrija, matyt, tvarkosi kažkiek šito klausimo ir dėl to tas skaičius ten toks fiksuotas. Bet jų tikslas yra tos valstybės, kurių pragyvenimo lygis yra daug didesnis.
Ir šitam kontekste, aišku, reikia šnekėti apie tai, kad mes rytų Europos valstybės, Lietuva, Latvija, Lenkija ir taip toliau turim labai didelį srautą savų emigrantų, savų žmonių, savo tautiečių, kurie išvažiuoja. Dabar skaičiuojama, kad tokių yra virš 800 000 šiuo momentu lietuvių išvažiavusių. Ir šitoje vietoje reikia šnekėti tikriausiai ir keltą klausimą, kad galbūt ES politika galėtų būti keičiama ne į tai, kad mes priiminėtumėm tūkstančius imigrantų, kurie plūsta iš Afrikos, Azijos, bet šnekėti apie tai, kad mes sukurtumėm sistemą, kaip mes galėtumėm savo pačių žmonės, savo pačių piliečius susigrąžinti savo šalį. Tuo pačiu palengvinant galimybę tiems, kurie plūsta į Angliją, Vokietiją ir kitas šalis, ten apsigyventi, gauti darbą ir taip toliau. Manau, kad tai būtų labai racionalus sprendimas, kuris padėtų ir mums spręsti savo problemas, nes jas ES pripažįsta kaip labai rimtas. Mes esam labiausiai nykstanti tauta valstybė, reiškia ES, valstybė negali teikti tauta. Tai šia prasme, manau, kad tai galėtų būti mūsų užsienio politikos tikslas šiandien, keltą klausimą, kad iš tikrųjų sprendimai, kurie reikalingi tame kontekste didžiulio srauto imigrantų į ES, rytų Europai netinka tokie, kokie tinka vakarų Europai. Ir šio požiūriu manau, kad jeigu mes sugebėtumėm su ES pagalba savo pačių pastangų dėka susigrąžinti savo šalį nors 100 000 žmonių, nors tiek susigrąžintojom, tai mes iš tikrųjų padarytumėm didžiulį darbą savo šaliai ir nemažai padėtumėm Anglijai, Prancūzijai ir visom kitom šalim, kur mūsų dabar gyvena piliečiai, priėmimą tų žmonių, kurie į ten nori patekti. Nes nei socialinių, nei kažkokių tai, jokių kitų problemų ten priiminėti, ten yra ir diasporos didelės ir taip toliau. Kai man šnekama apie tai, kad integruoti, vat čia labai trumpai pasakysiu, ką reiškia integruoti? Kada šnekama apie integravimą imigrantų į vakarų Europos valstybės, niekas jau nešneka integruoti į kultūrą. Šneka integruoti į vartotojišką pasaulį ir taip toliau. Kada mes šnekam integruoti, mes dar turim omeny kultūrą. Bet šiuo atveju, man atrodo, pirmiausiai mes turim save integruoti į savo pačių kultūrą, o tada galėsim integruoti ką nors kitą. Nes šiandien didžiausia problema mūsų pačių yra mūsų pačių nutautėjimas visom prasmėm. Ir šitą, jeigu mes šnekam apie problemas, mes jas pirmiausiai kūrėmės patys, alkoholizmas, visa kita, aibės problemų, kurias mes turim įsispręsti patys čia ir mums labai reikia savų žmonių grįžtančių. Išvažiuoja nuo 25 iki 35 metų didžiausias srautas imigrantų, didžiausias, absoliučiai didžiausia dalis. Ir kai žiūri lentelės statistinės, mes tiesiog nukraujuojam potencialas gimdančių, galinčių kurti Lietuvą, jisai yra didžiausias srautas iš Lietuvos, ne vyresni žmonės išvažiuoja. Tai vat toks būtų mano požiūris, kad iš tikrųjų mes turėtum kiek kitaip dėrėti su ES, apie kitus dalykus šnekėti ir mes tikrai prisidėtumėm daugiau prie ES pasirengimo priimti imigrantus, negu dabartiniai pozicijoje, kada mus verčia imti kažkokias kvotas, kūriamos kažkokias papildomas problemas, bet nesprendžiamos tos giluminės problemos. Lietuvos statistikos departamentas ką tik pranešė prieš 2 savaitės, kad sausio 1 dienai Lietuvoje gyvena 2 888 000, 1% sumažėjo palyginus su prieš tai buvusiais metais. Tai čia jūs labai įdomiai, mano manimo, mintis labai gili. Gal vyriausybei reikėtų ir daryti kažką tai tokio, ką daro dabar ponia Šidlo, plus 500 zlotų, daleiskim. Tokią problemą, už kiekvieną vaiką 500 zlotų grįžti duosim. Bet kas gimdys, nebus tokių, kad gimdys. Tai, ką Ramūnas paminėjo, aš tik vienu aspektu iškelsiu klausimą, nereikalauju dabar pratęsti diskusijos, bet galbūt bus tokia galimybė. Ką reiškia žodis integruoti? Arba ypač, aš irgi beje esu tarp tų, kur vis dar galvoju apie kultūrinę integraciją, bet suprastim teisingai, aš nenoriu, kad arabai atvažiavę į Lietuvą šoktų klumpakojį, ar ne? Lietuvių tautinių šokis. Ar tu nori? Tai čia matyti ir yra skirtumas. Aš, pavyzdžiui, nenoriu, kad jie ten būtinai dainuotų ant kalnų mūrai ir panašiai. Aš noriu vieno paprasto dalyko, kad jie atvažiavę čia neprimetinėtų mums savo gyvenimo taisyklių.
Ir turiu pripažinti, yra dažnų atvejų vakaruose formuojasi pabėgėlių arba imigrantų bendruomenės, kurios pradeda primetinėti savo standartus, savo reikalavimus. Štai čia yra didžioji problema. Mes turėtumėme toleruoti, kad jie kurs savo bažnyčią, tarkime, arba šoks savo šokius, bet nereikalautume, kad jie integruotųsi tiek, kad jie šoktų mūsų šokius. Mano supratimas apie savoką integraciją. Toleruokime mes juos ir labai paprašykime, kad ir jie neliptų ant galvos mums su savo taisyklėmis. Jeigu yra toks sutarimas, mane kaip žmogų tas tenkina. Sugrįžtant prie temos, ką įvardino gerbiamas Ramūnas, tai aš manau, kad labai gaila, kad šiandien neturim tarp svečių užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, nes labai būtų įdomu išgirsti jo mintis, kalbant apie Lietuvos užsienio politikos linijos formavimą šito klausimu, nes iš tiesų Europos Sąjungai Lietuva, skirtingai nuo Višegrado grupės šalių, neturi suformavus labai aiškios ir išreikštos užsienio politikos linijos šitos svarbių klausimų. Ir mes tiesiog, dažnu atveju atkartojame tai, kas norėtų būti girdima iš mūsų, bet nepateikiame labai aiškiai pozicionuotos savo pozicijos. Neprisijungiame prie kitų valstybių, kurios galėtų būti kitais klausimais mums svarbios sąjungininkės. Tai yra ta pati Vengrija, Čekija, Slovakija, Lenkija, kurios kalba daugiau mažiau vienu balsu. Na ir kokia jūsų nuomonė, gerbiamas Zigmai? Gražiai, idealistiškai šnekam, bet manau visi suprantam, kad suprantam daugiau negu pasakom, kad ir čia auditorijoje, kuri laukia mūsų nuomonės. Pradėsim nuo gerbiamo Eugenijaus. Tamsta norėtų, kad būtų taip, kad čia gražiai visi bendraus. Tamsta kaip Seimo nariui galiu pasakyti labai paprastą dalyką, ką jūs galite patikrinti. Labai nedaug trūko, kad Vilniuje Chinatownas su visomis mums žinomis iš Hollywoodo taisyklėmis jau būtų veikęs beveik taip, kaip veikia. Ir Valstybės saugumo departamentas, ačiū jam, ir už teisėtus ir neteisėtus veiksmus, jie padarė, kad nebūtų tokios koncentracijos gan greitai. Šitaip intrigai. Labai gerbiu gerus Ramūno Karbauskio norus. Bet būkime, pabandykime būti šalto proto. Europos Sąjungos kūrimasis prasidėjęs 92 metais Maastrichto sutarties pasirašymu siekia visiškai kitų tikslų. Mums yra mokamos varganos išmokos tam, kad mes neturėtume nei ekonominio potencialo, nei žemės ūkyje, nei vėladininkystėje, nei kur kitur, tam, kad mes emigruotume ten, kur tos kvalifikuotos panašaus gymio darbo jėgos ir laukia. Ir mes matome procesą. Be ekonominio pagrindo ir tuos 500 zlotų, jeigu krapštysime, juos reikia turėti. Neskolintis, o turėti, uždirbti. Dabar man labai gaila, kad pabėgo Artūras Paulauskas. Jis nepabėgo, šiaip. Jis nepabėgėlis. Aš nepasakysiu, kad Juknevičiai neįsigando Zigmą ir dėl to net važiavom pas kolegą Rušauską. Mes nenaudosiu tų argumentų. Pasišnekam dalykiškai. Mano auditorija yra ta, kurią reikia gerbti, nes jie supranta, jie tuos mokslus krenta. Dabar pasakysiu labai paprastą dalyką. Nepainiokime dviejų esminių klausimų. Teisingai Eugenijus palėtė. Priežastis kol kas nekalbėsime. Aš pakalbėsiu teisės kalbą. Pirma, perkelimas, tai vyksta perkelimas iš Turkijos visų pirma į Europos Sąjungą. Organizuotas, kam nors dar klausimai yra, ar gali padiskutuoti. Manau, nėra abejonių šiandieną jau, kad tai yra organizuotas veiksmas. Turkija elementariausiai šantažuoja. Man apgailėtinas yra Europos Sąjungos paskutinis susitarimas, apgailėtinas. Tai reiškia, kad tie, kurie priima mūsų vardos sprendimus, ne tik Merkel, jie arba jie yra nepriklausomi, arba jie negali užimti šių pareigų. Tai yra kaip kartu keturi. Kodėl aš tai sakau?
šitas nelegalus srautas, kuris pirmasis pateko ir Lietuvos vyriausybė, ne Seimas, prisėmė pareigą, vykdant pernai metų rugsėjo mėnesio 2 ES tarybos vidaus reikalų klausimais nutarimus, 1105, man atrodo, čia prisėmė perkelti. Tai nieko neturi bendro su 2015 lapkričio 26 Seimo skubos tvarka priimtų užsieniečių teisinės padėties įstatymą. Aš dabar klausausi gražius skaičius. Kaip čia mes ramiai gyvename toje Lietuvoje, tai aš norėjau paklausti Artūro Paulausko, kuris pristatinėjo šį įstatymo projektą. Šitas įstatymas veikė nuo 2004 metų balandžio 29 dienos. Tai yra kelios dienos prieš mums tampant oficialiais ES nariais. Puikiai veikia. Mūsų ambasada Minske tvarkingai priėmė nuo 2011 metų 40 sirių šeimų. Jie teikia dokumentus, jie laukia mūsų sprendimo, jie skundžia teismą, jeigu gauna ne vieną sprendimą. Viskas veikia tvarkoje. Ir galų galia tas 1000, jeigu perkelsim, taigi ne ta problema yra. Yra viena problema. Net ir Lisabonos sutartis, kurioje Lietuvai pagal skaičiavimo taisyklės beliko 0,58% balsų, vietoj mums gražiai deklaruotų lygių teisių stojant į lygiausių valstybių sąjungą. Net ir šitoje sutartyje visa tai yra numatyta, jeigu klausimas yra saugumo klausimas, jį turi šalis narės priimti vienbalsiai. Gerbėmėjai, pakelkite rankas, kas manote, kad tai nėra šitas srautas ES saugumo klausimas. Nėrimas saugos nematau. Visi supranta, tai Seimo nariai toliau supranta. Žiūrim toliau. Vyriausybė prisėmė prievolę. Tai kam reikėjo keisti šitą įstatymą? Ar mes ir toliau naiviai manysime, kad strateguojame mes čia naivuoliai šituos geopolitinius sprendimus? O kam reikėjo keisti tą sistemą? Jeigu reikia tą 1000 priimti, jie yra nelegalai. Visų pirma, jie nėra pabėgėliai. Teisės kalba pabėgėlis yra gerai. 39 metų karas iš Lenkijos plūstelėjo mūsų ambasadą, išprievartauta ambasada, konsulatas Vilniuje išdavinėja visas karininkam, Lenkų, visiems pabėgusiems masiškai. Lietuva prisima juos. Tai yra iš kaimyninės šalies pabėgėliai. Iš Turkijos, tai yra iš trečiosios šalies, ne iš kariaujančios šalies. Dar Turkija kol kas karo nėra. Gal šiemet bus. Gerbiamas Zigmai, bet ar šitoje vietoje, atsiprašau, kad įsiterpsiu, nes labai įdomi tema ir aš kalbu apie integravimą, tą, ką aš noriu pasakyti. Ne, aš suprantu, tai ar taip nėra, kad... Galvoju, tai reikia daryti, o ne primestinai. Tai kam reikėjo keisti įstatymą, pagal kurį mes per 24 valandas priimam, pagal kurį mes leidžiam jiems sakyti melą ir tai nėra priežastis nepriimti. Ir dabar, gerai, Eugenijus dar yra Seimo nariai. Vakar aš Seimo pirmininkės sekretoriate pasitiksinau paskutinius duomenis. Kol kas dar slepiamas paskutinis prioritetinis to įstatymo pakeitimų variantas, kurį teikia vyriausybė. Bet tas, kas buvo iki to, lengvatos įsidarbinimai, pareigo vidutinis darbo užmokestis ir daugiau, pareiga darbdaviui apgyvendinti, visos socialinės lengvatos ir dar negana to pagreitinta tvarka šeimas persikėlė. Viskas yra programuojama į priekį. Mes galim naiviai manyti, kad čia šiaip sau tos pataisos. Tas pats viceministras, kurį minit koridoriuje, 1 sako, aš viską suprantu, bet tokios direktyvos. Bet šitoje vietoje ar nereikėtų atskirti tada keletą klausimų, nes mes labai dažnai Lietuvoje dėl savo vidinės politikos problemų apeliuojame į Europos Sąjungą, kad ne va tai Europos Sąjunga dėl visokio kalta, bet dažnu atveju atsitinka taip, kad galėjome ir mes patys šalies viduje priimti kitokius sprendimus. Lygiai taip pat tas pats įstatymo atvejis, aš nesu įsitikinęs, o čia gal galėtų pakomentuoti gerbiamas Anušauskas ar Eugenijus Gentvilas, nes
opozicija prie šito įstatymo turbūt daugiau truputėlį yra prisilietę. Ar iš tiesų buvo poreikis iš ES pusės kažkoks tai spaudimas, kad mes tą įstatymą lapkričio 15 dienos pakeistume taip, kaip jį pakeitėme? Nes aš to abejoju, nežinau, kokia jūs... Aš net nebežinau, kaip aš balsavau už tą įstatymą, kadangi skepticizmo aš ten irgi išsakiau, prisimenu, kad diskusijose dalyvau, bet koks galutinis mano sprendimas tikrai nebegaliu pasakyti, gal Zigmas patikrinęs yra. O poreikis iš tikrųjų yra globalėjančiame pasaulyje ir čia ne pabėgėlių tema pagrindinė, galbūt Zigmas įžvelgia ir, kad sąmokslo teoriją vadinkime, kad vardan pabėgėlių. Bet žiūrėkite, mūsų jaunimas važiuoja, pas mūsų universitetai, kaip ir jūsų universitetas, priiminėja studijuojančius, atvažiuoja dėstytojai, investuoja kapitalą verslininkai. Tai kiek aš pamenu, šitame įstatyme pagrindinis dėmesys buvo skirtas tiem dalykam, užsieniečiam, kurie atvažiuoja dėstyti, studijuoti, investuoja kapitalą ir taip toliau. Galbūt aš tikrai neįžvelgiau to, ką kolega Zigmas sako, todėl toje vietoje nediskutuočiau, bet bent pateikta tai buvo kaip, šita Lietuva, kuri neišvengiamai kontaktuoja ir reikia palengvinti sąlygas norintiem atvykti su šventais tikslais, nes turbūt nepaneiksime, kad reikia mums ir intelekto, ir kapitalo, gal čia vardan pabėgėlių kas nors ir buvo. Genėjau, tiesus klausimas. Taip. Tai gerbent ir nenorint konfliktų, per 24 valandas mes įsipareigojame priimti net ir tiesą nesakančių. Bet elementarus klausimas, kodėl buvo bloga tvarka, tūkstantuką mums čia mestelėjo, pagal įstatymą reikia amnestiją jiem paskelbti, nes jiem baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą patekimą. Gerai, išspręsim šitą klausimą. Tai nereikia konfliktų, reikia normaliai dirbti, taip kaip visos mūsų valstybės institucijos dirbo. Kam šitas forsažas? Kam šitos išimtys? Tai gal duodam pakomentuoti, nes manau, kad čia retorinis klausimas. Taip. Atsiprašau už pavėlavimą, nuo Kalvarijų iki Kauno nesutikau ne vieno pabėgėlio, tikrinimo kelią. Turiu pasakyti, jeigu rimtai, tai įstatymas iš dalies atsakė į tuos klausimus, kuriuos Eugenijus Gentvilas minėjo, bet kartu ir buvo dar kelios nuostatos, kurios buvo svarbios legaliai atvykstantiems žmonėms į Lietuvą. Taip, tame tarpe ir tiems, kurie galėtų į Lietuvą atvykti kaip pabėgėliai iš karo zonų. Iš tikrųjų, mūsų įstatymė tiesiog nebuvo tokių aplinkybių numatyta. Mūsų įstatymas reguliavo atvykusius darbo imigrantus arba šeimų susijungimo keliu atvykusius į Lietuvą, atvykusius ten darbo reikalais dirbti, pagaliau nelegaliai netgi į Lietuvą patekusius taip pat reguliavo šitos įstatymo nuostatos, tačiau nereguliavo tų nuostatų, kuriuos liestų, jeigu Lietuvos vyriausybė priėmusi sprendimą priimti pabėgėlius, tai šiuo atveju nebuvo jokios teisinės bazės. Absoliučiai. Dėl to be abejo buvo keičiamos tos įstatymo nuostatos. Tačiau ar dėl jų priėmimo turiu pasakyti, kad susidarė kažkokia ekskliuzyvinė situacija, kad dabar visi sužinoję apie šitą Lietuvos įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties plūstels į Lietuvą, aš taip nepasakyčiau. Manau, kad įstatymas labai logiškai sustatė į vietas, mano supratimu, tai, kas turėjo būti padaryta. Nes aš išsakysiu savo partijos poziciją, kadangi Seimas balsavo dėl vienos rezoliucijos, tai yra dėl krikščionių bendruomenių naikinimo Irake ir Sirijoje. Ir iš tikrųjų mes pasisakėm už tai, kad jeigu jau tarp pabėgėlių, jeigu jau mes darom kažkokią ten atranką dėl saugumo ir kitokių sumetimų, jeigu yra tarp pabėgėlių, kad prioritetas būtų skiriamas būtent šiems žmonėms, nes jie patiria ne šiaip bėga iš karo zonų, bet bėga nuo religinio persekiojimo, nuo teroro, nuo naikinimo. Tai
manau, kad... Gerbiamas Arvydai, ar mes turim galimybę pagal tarptautinę teisę selekcionuoti ir atsirinkti pabėgėlius pagal religinę priklausomybę? Turiu pasakyti, kad tokios galimybės nėra, bet Seimas yra priėmęs tokią rezoliuciją. Aš galiu pasakyti, yra precedentas. Prieš pat svarstant šitą klausimą Europos Sąjungos taryboje, Višegrado šalis sakė ne, Lenkija per naktį persigalvoja. Du principai - pinigai, Lenkai yra Lenkai, jie visada dėl pinigų susišnekės, ir krikščionis. Bet aš tamsta, gerbiamas Anušauskai, noriu pataisyti, kur jūsų partija buvo, kai šitas mažumas naikino Sirijoje. Asadas yra iš alavitų mažumos. Ir mažumos gerbiamos ten buvo ne tik tūkstantmečiais, bet ir paskutiniu metu. O jos pradėjo naikinti. Manau, kad jūsų klausimas ne tuo adresu. Jūs klausėt Putino, kuris buvo. Šiuo atveju niekas nemuša tų, kurie atėjo į bažnyčią. Ir mes priėmėm patys Seime savo sprendimų rezoliuciją. Dabar jūs peikėt, kur jūs buvot. Daug kas nebuvo vietoje. Aš manau, kad šiuo atveju tai visai ne tuo adresu klausimas. Na, aš manau, kad truputėlį nukrypam nuo tiesioginės diskusijos, tai yra kalbėjimo apie tai, ar būtų reali galimybė pabėgėlius integruoti Lietuvoje, nes kalbant apie patį tą įstatymą, tai aš manau, kad jisai siejasi su šia diskusija, dėl to, kad kelios nuostatos to įstatymo kaip ir suponuoja, kad jos ko gero turėjo būti priimtos ir tie pakeitimai turėjo būti priimti, bet kai kurios nuostatos galbūt kelia ir tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, tas pats punktas dėl jungtinių tautų informavimo duomenimis apie pabėgėlį be jo sutikimo, tai yra pagal naujausius tos pakeitimus, tai kaip ir gautųsi, kad pabėgėlio duomenys negali būti be jo sutikimo suteikti jungtinėms tautoms. Taip, tai šitoj vietoje iškyla klaustukas, bent jau man kaip ekspertui asmeniškai, ir taipogi, jeigu galima, atleiskit užbaigti, gerai? Tai vienas klausimas, ir antras klausimas būtų apie nelegalų sienos kirtimą, kad mes kaip ir nebegalim imtis tam tikrų sankcijų asmenims, kurie nelegaliai atvyko arba išvyko iš Lietuvos Respublikos. Tai ar šie pakeitimai neapsunkina vidaus reikalų ministerijos darbo, pasienio tarnybų darbo? Kokie diskusijos dalyvių nuomonė? Galbūt Eugenijus. Aš gal ir vėl iškeldamas dar kitą kampą, tačiau sakyčiau taip, turbūt čia sėdintieji galime sutarti, kad Lietuvos vyriausybė linksėjo galvą Briuseliui. Vietoje to, kad parodytų savo poziciją. Čia nei valdantieji, sakyčiau, turbūt ir Artūras Paulauskas pritartų, sutiktų, kad per daug linksime galvą tai, kas yra sakoma Briuseliui. Tačiau kitas dalykas, ar mes kalbėsime tik šitaip, kaip mes čia integruosime ir kaip mes čia tvarkysimės, nes gerai Egidijus Aleksandravičius, jūsų kaunietis profesorius, yra pasakęs, tarpukario Lietuvoje, tarpukario Kaune turbūt buvo skaitoma daugiau tarptautinės žiniasklaidos negu dabartinėje Lietuvos inteligentijos tarpe. Tai man irgi norisi matyti visą procesą gerokai plačiau. Kaip atsirado pabėgėliai, kas eskaluoja tą, ypač Rusijos veiksmai nuo praėjusių metų spalio, kaip vyksta Europos politika ir tik vienas iš dalykų, kaip mūsų vyriausybė linksi galvą. Tai šitoje vietoje mes imame tą viršūnėlę, taip sakant, labai provincialiai. Kas vyksta Lietuvoje, ką mes čia galėtumėm padaryti? Taip, reikia apie tai kalbėti irgi, bet matykime ir platesnį vaizdą. Tai tiesiog klausimas moderatoriui, ar apsiribosime tuo, kas čia Lietuvoje vyksta, ar bus paskui analizė ir platesnių procesų, nes aš atsiprašau, nežinojau apimties diskusijos. Aš ne prieš diskutuoti ir tik dėl to, kas Lietuvoje vyksta. Galima tą segmentą, bet supraskime, kad pabėgėlių politikos atveju tai yra tik mažas segmentas, kur nelabai mes kartais ir galėsime vieni nuspręsti, o štai didieji dalykai, čia Grybauskaitė yra gerai pasakius. Juk priežastį tai reikia pašalinti ir jos niekas nepašalina. 2 savaičių taikos paliaubos Sirijoje tai neduoda garantijos, kad ten baigsis visi tie dalykai. Tai tiesiog pati tema, iki kiek ji bus plati.
Na, pati diskusija, kaip ir įprasta akademiniam formate, neturi griežtų rėmų ir formatų ir kažkokiu, tai mes neturim apsibrėžę, kad kalbame tik tai apie tai, bet nekalbame apie tarptautinį kontekstą, nes tarptautinis kontekstas be abejonės jisai yra svarbus ir mes jo negalime atmesti, nes jis įtakoja Lietuvą tiesiogiai, mes esame tiek ES, tiek NATO narė ir atsižvelgiant į bendrą formuojamą politikos liniją, mes taipogi priiminėjame savo sprendimus. Tai šitoje vietoje man galbūt didelis klausimas iškyla užsienio politikos kontekste, kodėl Lietuva neieško sąjungininkų visoje šitoje problemoje. Nes aš kaip ir minėjau prieš tai, kad Višegrado grupės šalis, visų pirma, ta pati mūsų potenciali geriausia strateginė sąjungininkė Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija, netgi ta pati Latvija turi ganėtinai skirtingą politiką šitais klausimais, bet Lietuva neišsako paramos joms, nesiekia kažkaip apsijungti su jomis, pozicionuodamos savo savitą nuomonę, netitinkančią galbūt Briuselio pagrindinių dominuojančių valstybių interesų. Kodėl taip yra? Kaip jūs galvojate? Kad neatrodytų, kad politikai ignoruoja institucijų patarimus. Na, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos suteikimo, kaip taisyklė institucijos pačios formuoja tą politiką ir jie politikams patarinėja, kokie būtų reikalingi jiems priimami sprendimai, kad jų darbas būtų kaip tik neapsunkintas, o palengvintas. Bet aš iš kitos pusės, aš nepulsiu čia ginti dabar užsienio reikalų ministro iš opozicijos pusės, nes vis tik tai, ir neperseniausiai lankantis Briuselėje, turkai labai aiškiai iškėlė klausimą. Žinot, ES priėmė sprendimą dėl 3 milijardų eurų finansavimo, sakysim, humanitarnės tos dalies, pabėgėlių stovyklų Turkijoje, kad jie nevyktų. Turkai paprastai, sprendimas priimtas senokai, kur tie pinigai? Paprastas klausimas, kur pinigai? Jų nėra, jų dar nebuvo. Tai čia... Jau pervedė 900 milijonų. Jau pervedė. Tai džiugu, bet aš tiesiog prieš 3 savaitės buvau Briuselėje, tai gal ir pervedė. Bet kokiu atveju reikia svarstyti platesnį tą kontekstą. Mes galim, aišku, tvorą pasistatyti kaip vengrai, tai nebūtų, ko gero, dabartiniam sąlygom sudėtinga, tačiau turim suprasti, kad tvorom šie konfliktai neišsispręs. Nes galima iš karto pasakyti, pavyzdžiui, Rusijos masinis bombardavimas tam tikrų regionų pastarąjį mėnesį 80 000 pabėgėlių papildomai stumtelna į Turkiją. Tas atėjęs papildomas srautas stumia kitus tolyn, nes nėra pragyvenimo šaltinių, nėra kaip išsilaikyti ir taip toliau. Tai manau, kad reikia kalbėti ir apie tai. Tai dar aš dar čia pratęsiu tokį šitą mintį, nes čia vėl pinigai, o man pinigai, kur tai labai patinka, žinot, skaičiai, viskas, tai jau sakiau. Tai 3 milijardai tai vienas tranšas, bet buvo ilgą laiką problema, kaip padalinti, kas kiek turi duoti, kad užgesinti tą 3 milijardus. Tai 1 milijardą sutarė labai paprastai, 1 milijardas iš ES biudžeto, o kaip 2 milijardai, tai suko galvą ir suko labai ilgai galvą. Tai 2 milijardus turės duoti valstybės narės, 28 valstybės narės. Tai ten irgi tas tranšas, tranšas dalis yra padalinta, 4,7 milijono duoda Vokietija, o Lietuva duoda 5,2 milijonų, bet dabar vėl, jeigu tęsint giliau tą mintį, 5,2, bet kaip jūs sakėt, pirmadienį buvo pasakyta, šantažas čia iš principo daug kas spaudojo, užsienio spaudojo, tai šantažu vadina. 3 maža, dar duokit 3. Tai jeigu duoda dar 3, antras tranšas, tai vėl Lietuvai tada grubiai iš to tranšo, jeigu taip pat iš pirmo dar 5,2, tai yra 10 milijonų. 10 milijonų čia nėra dideli pinigai, kiek aš suprantu. 10 milijonų, bet kiek mokytojų norėjo čia gauti? 17 gavo 13. Gavo 13. 8. Čia būtų 10 mokytojų, tada taip galima, irgi galima sakyti.
Nu, bet ir baigiant šitą mano tokį pastebėjimą, toks iš čia kyla vėl kitas kontekstas, perdėta baimė. Nu, čia kur pinigai, tai reikės mokėti, jeigu mes klube, tai mes kitos išeities ir neturim. Bet yra vėl perdėta baimė, kad kaupėsi dideli debesis virš Lietuvos, kad čia bus labai blogai, bet žiūrėkit, bet vėl aš remiuosi vokiečių mokslininkais, kurie dabar dirba iš peties ir pateikia įvairiausių skaičiavimų. Tai vienas iš skaičiavimų toks. Integracija užtruks labai ilgai ir daug kainuos. Tai mums nereikia tos integracijos vertinti labai optimistiškai, kad mes juos integruosim, pavers verslininkai juos darbo pigia jėga ir čia viskas įsispręs. Tai tie pateikti duomenys yra tokie. Per pirmosius 2 metus 90% visų pabėgėlių, kurie jau turi tą pripažintą pabėgėlio statusą, tampa bedarbiais. Po 5 metų 50% tokių būna. Be to pažymėta buvo, kad kaip dirba vokietis ir kaip dirba pabėgėliai, tai kaip diena nuo nakties skiriasi. Vienas vokietis padaro darbo, kiek padaro 3 pabėgėliai. Tokio. Taip yra. Ir tik tai kažkur tai po 7 metų pabėgėliai sukurs tiek, kiek davė jam valstybė. Bet dabar dar viena problema yra Vokietijoje, nu bet ačiū Dievui, aš manau, jos irgi pas mus nebus. 200 000 pabėgėlių turi grąžinta būti atgal į kilmės šalis. 200 000 pabėgėlių, tiek buvo numatyta grąžinta atgal iš Vokietijos. Ir pagal tarptautinę teisę tų šalių vyriausybės juos tos pabėgėlius turi paimti. Bet tų šalių vyriausybės tų pabėgėlių neima. 200 000 turėjo būti siūsta atgal, įsiuntė per praėjusius metus tik 20 000. O kaip kitus tada iškrapštyti? O tada sėdi dabar Steinmeieris, Vokietijos užsienio reikalų ministras, vidaus reikalų ministras Maisneris ir rašo laiškus tų šalių vyriausybių vadovam, atvažiuokit ir paimkit. Arba sodina nedidelėm grupėm į lėktuvus ir veža į Maroką, Alžyrą ir taip toliau. Nu tai va kokia irgi gali būti problema. Labai geras pastebėjimas, norisi sugrįžti kartu ir prie prieš tai buvusio klausimo ir žinau, kad gerbiamas Ramūnas turi komentarą. Aš kažkiek nuo geopolitinių dalykų noriu vėl grįžti į Lietuvą ir pasakyti, kad aš tikrai daug ko nesuprantu, nes viena iš priežasčių, kodėl mūsų broliai, seserys, tėvai ir taip toliau negrįžti į Lietuvą, yra dėl to, kad jų vaikai Anglijos, Airijos mokyklose besimokantis negali integruotis į mūsų mokyklą, nes ta mūsų mokykla nėra pasiruošusi. Dabar jeigu mes šnekam apie tas šeimas, kurios dabar atvažiuoja į Lietuvą, jos net neanglakalbės šeimos. Ir mes turėsim tos vaikus integruoti į mūsų mokyklas. Klausimas paprastas. Kodėl mes to nedarom vardan savų vaikų, kurie gali bet kurią minutę, nes pilna būtų, pilna namų, kurie priklauso šiandien emigrantams Lietuvoje, mūsų tautiečiams, jie negrįžta tik dėl to, kad jie nesivaizduoja kaip 8-9 klasėje besimokyti vaiką integruoti lietuvišką mokyklą, nors jie dėl ekonominių kitų dalykų jau galėtų tą daryti. Paprasčiausiai tai yra klausimas, kuris man lieka neatsakytas. Nesuprantu, nes mes turėsim padaryti tai vis tiek, bet kažkodėl dėl savęs pačių mes to nedarom. Jokio bandymo daryti. Ir man atrodo šitoje situacijoje, kad Lietuvos politika apsiribuoja tokiais 2 tikslais. Reiškia, kaip čia buvo sakyta, iš tikrųjų toks gražus nuolaidžiavimas visais atžvilgiais ES politikai ir visiškas džiaugsmas, kad vyksta masinė migracija iš Lietuvos. Džiaugsmas. Kadangi kuo daugiau žmonių išvažiuoja, jaunų, minėjau amžinių, tuo geriau politiniam elitui fiksuoti situaciją status quo, ta, kuri yra dabar. Tai yra partijos, kurios šiandien valdo, arba vakar valdė, jos labai suinteresuotas, kad niekas nesikeistų, kad jūs išvažiuotumėte. Ir tai yra mūsų politikos problema. Aš gal iškart pasakyčiau taip, pritariu iš esmės, nes dėl emigracijos ar reemigracijos tikrai per mažai daroma, nes ir gal ir teisingai pasakėjai,
Ramūnai, kad ir tos, kurios vakar valdė. Bet aš grįžtu prie pabėgėlių. Profesoriaus paminėtas vienas skaičius, jis toks ekonomizuotas, kad per 7 metus pagaliau pabėgėlis atidirbs tai, ką į jį investavo priimanti valstybė. Puikus verslo planas, jeigu žiūrėsime vien tik ekonomiškai. Kiekvienas verslininkas turbūt pasvajoja pradėti verslą ir jau po 7 metų atsiimti ir visa, kas 8, 9, 10 metai pradeda nešti pelną. Taigi, jeigu žiūrėsime į pabėgėlius ekonomiškai ir tas skaičius, jeigu yra tikslus, mums reikia pabėgėlių. Tai yra verslo planas, ar ne? Tai žinoma, greta to turiu sutikti su Ramūnu, gal geriau savus susigražinkime, gal dar greičiau atsipirks per 2 metus. Galų galiai pabėgėlius mes negalime žiūrėti vien tik tais per Lietuvos pramonininkų konfederacijos, sakysime, prizmę. Robertas Dargis, jis sako teisybę, tačiau jis sako savo intereso teisybę. Pramonininkams, Lietuvos verslui reikia darbo jėgos, štai pagrindimas labai gerai, labai lengvai atsipirks. Mes turime galvoti kaip politikai ir apie visą visuomenę. Tai yra sugebėjimą išspręsti daugelį kitų dalykų, o ne vien ekonominius. Ir štai čia mes stringame. Beje, aš noriu paklausti, ar jūs sutiktumėte, kad apskritai pabėgėliai kaip darbo jėga, kaip ekonominis parametras yra reikalingas? Aš manau, kad kiekvienas blaiviai mąstantis aukštojoje mokykloje auloje sėdintis žmogus su tuo sutiks. Bet deja galioja arba egzistuoja ir kiti parametrai. Tokie kaip socialiniai, religiniai, spalviniai ir kiti. Atsiprašau, ir jūs galite pakomentuoti, ir yra toks parametras kaip nusikalstamumo išaugimas toj pačioj Vokietijoje ir kitose šalyse. Galbūt, aš tik žinau, kad kai į Norvegiją ar į Švediją mūsų ištiai plūstelėjo, ten irgi išaugo nusikalstamumas. Aš jau tikrai neturiu iliuzijų dėl lietuvių šventumo, todėl aš nežinau, ar koks musulmonas taps didesniu nusikaltėliu, negu kad lietuviai mes patys turim tą kriminalizavimą. 2000 sėdi užsienio kalėjimuose lietuvių. Taip, aš ta prasme tikrai nenoriu girti lietuvių, kad mes čia puikus nuostabai. Negeriant ir nepeikiant lietuvių, vis tiek norėtųsi sugrįžti prie klausimams, atsiprašau, labai klausimams bus kilta paskutinė diskusijos dalis iš auditorijos ir turėsit galimybę užduoti klausimus svečiams. Bet šiuo metu diskusija ir pagal tvarką viskas vyksta. Tai va, tai aš norėčiau sugrįžti prie svarbaus aspekto, kurį įvardino Ramūnas, kad mes nesudarom sąlygų šiai dienai mūsų Lietuvos švietimo sistemoje, kad angliškai kalbantis mūsų emigrantų vaikai galėtų kartu su savo šeimomis sugrįžti į Lietuvą. Ir tai yra labai svarbus aspektas. Ir mes dėlsime šito klausimu kažką tai padaryti, bet planuojame ir tarsi įsipareigojame padaryti daug sudėtingesnius dalykus dėl nekalbančių netgi anglų kalba pabėgėlių. Ir vat, kokia yra bendrai abiems Seimo nariams visų pirma klausimas būtų jūsų partijų pozicija šitų klausimų? Ar yra svarstoma, kad tą jau reikėjo galbūt senai padaryti, ar planuojat tą daryti? Prašau. Na, aš manau, kad ne vieną susidūrėm ir matėm situacijas, kai man bent jau asmeniškai teko, kai močiutė vežasi anūkus į Lietuvą, mačiau iš Londono, anūkai kalba anglų kalbą, močiutė lietuviškai, bet jie kažkokiu būdu susikalba ir komunikuoja. Tačiau jeigu švietimo sistemoje išties atsirastų poreikis, jeigu būtų tokia masinio grąžinimo politika, žinoma, kad švietimo sistema turi tą patirtį, beje, integruoti žmonės, kurie nekalba ir lietuvių kalba. Nes esu matęs realių pavyzdžių mokyklose, kai ateina atvykęs iš kitur, kad ir iš Ukrainos tos pačios, nekalbantis jaunuolis, ten vaikas, labai palaipsniui, bet, sakyčiau, rezultatas visada matosi. Integruoja, moka, gali mūsų pedagogai dirbti. Tačiau vis tiek problemagi iškyla, aš gal ir nustebinsiu Ramūną Karbauska, gal ir ne, bet žinot, jūs būsite vyriausybėje, aš įsitikinęs. Kartu. Gerai. Bet, žinokite, emigracija vyks. Emigracija vyks. Kodėl? Todėl, kad daugelis šių objektyvių dalykų dažnai net nepriklauso tiesiogiai nuo vyriausybės noro ar nenoro stabdyti šį procesą.
Yra daugybė objektyvių priežasčių, kodėl žmonės išvažiuoja. Ir iš ties, vakar kalbėjau su tokios mažos mokyklėlės mokytoju, kuris gauna 330 eurų. Jisai emigruoti nesiruošia, tačiau jisai sako, pagarbos atlyginimas nesuteikia. Tai ar galima labai greitai išspręsti? Aš ne visada toks esu optimistas. Bet gerbiamas Arvydai, neišgavau iš jūsų vis tik atsakymo, jūsų partinės pozicijos, ar vis tik planuojat kažką daryti tam, kad tą emigracijos srautą stabdyti ir tam, kad gyvenam 21 amžiuje. Jeigu galima užbaigti truputėlį komentarą, kad gyvenam 21 amžiuje ir vis tik tai žmonėms norisi, kad būtų sudarytos ne sąlygos kažkaip iš lėto integruotis, bet norisi patogumo. Taip, žmonės nori, kad žinotų, kad jaustųsi saugiai, kad jie sugrįžo, angliškai kalbantis vaikas turi galimybę lankyti mokyklą, jam nebus kliučių, jam bus tai patogu ir saugu. Kada mes turėsim pasiūloje savo politinio, sakykime, repertuaro prasme, reiškiasi mūsų švietimo sistemoje tokį dalyką, natūralu, kad atsirais ir tų žmonių, kurie tuo naudosis. O kai mes to tiesiog net neturime, nesiūlome, tai ar tai nėra tam tikras bedantiškumas mūsų politikos šitą prasme siekiant susigrąžinti saviškius į Lietuvą. Nors visi pripažįstam, kad tai yra svarbu jas susigrąžinti. Tai partijos programai gal... Docente Mindaugai, gerai, jeigu reikia tokio tiesmutiško atsakymo pasakysiu. Gerai, liberalai pasiūlė dvigubos pilietybės institutą išplėsti, vėl galite šaipytis, bet mano įsitikinimu tai yra tik viena iš priemonių bandyti plėsti, gražinti, labai maža priemonė. Daug tų priemonių nėra ir niekada Lietuva neturės Oksfordo ar Kembridžo ir vaikinai, merginos norės, kai kurie ten studijuoti, emigracija yra neišvengiama. Bet man atrodo, Ramūnas mums primetė gudriai mūsų lietuvių emigracijos, reemigracijos temą, kai svarstame pabėgėlių tematiką. Tai jeigu taip norite, aš pasakysiu tai. Jeigu grįžtų visi pabėgėliai ir Lietuvoje gyventų ne 3 milijonai, o 3,5 milijonai žmonių, kvota pabėgėlių Lietuvai būtų nustatyta ne 1105, o koks nors 1400, ar ne? Štai pabėgėlių ir lietuvių santykis. Be abejo, reikia siekti reemigracijos ir grįžimo. Bet ar mes svarstome pabėgėlių temą ar lietuvių emigravimo temą? Tai abu du dalykai, kaip gavosi diskusijos prasme, jie yra tarpusavyje susiję, ganėtinai tampriai. Tai nėra, kad mes pritempėme tą tematiką prie šio dalyko, kadangi tai yra mūsų skauduliai ir kadangi mes turime auditoriją su labai daug jaunų žmonių ir mums iš tikrųjų skauda. Dėl to, kad valstybės mastu strateginiam lygmenį nėra, tarkim, to pačio plačiai apimančio visas partijas susitarimo, kad mes turėtume kažką daryti šitoj srityje. Tai neturėtų būti partiškumo klausimas, kad aš konservatorių partijos, liberalų, socdemų narys, bet tai turėtų būti kalba, kad visų pirma aš esu savo šalies patriotas ir aš noriu daryti kažką, kad mūsų valstybėje būtų kitaip. Nes tai yra ta vieta, kuri yra svarbi ir kurioje reikia keisti kažką. Ar jūs sutiktumėt su to? Taip. Tai tada grįžtant vėlgi prie pabėgėlių integravimo ir, tarkim, tų pačių ir finansinių problemų. Profesorius Junevičius labai gerai įvardino, kad nėra pateikta baigtinės linijos, ties kur tas atvykėlių srautas baigsis. Dėl to, kad problemų priežastis arba šaknis yra artimuosiuose rytuose, yra karuose ir atsitiks tokia situacija, kad bent jau, jeigu mes neturėsim aiškios pozicijos Lietuvos atveju, tai vis naujas tas įmokas tiek, reiškia, Europos Sąjungai teks mokėti, tiek vis naujas kvotas tų pabėgėlių gali tekti priimti. Tai kaip jūs manot šito klausimu? Čia vis tiek priklausys viskas nuo politinio sprendimo reikšmingai, kuris bus priimtas, sakykime, Vokietijoje. Aš taip įsitikinęs esu, todėl, kad visam integracijos procesui vadovauja šiandien pati stipriausia šalis, kuri turi daugiausia pinigų ir diktuoja muziką. Tai dabar šitam kontekste daug kas turėtų, mano supratimu, įsispręsti kovo 13 dieną, kada bus super sekmadienis. Kažkada tai buvo, neseniai, bet atsimenat, Amerikoje super antradienis daros. Tai super sekmadienį, aš jau parodysiu, čia jau suskaičiuota apklausa padaryta, vyks rinkimai labai svarbus ir jie sako, ten nevyks rinkimai, kad kuri partija atsidurs Landtaguose, žemės rinkimai vyks
į žemę parlamentą. Bet vyks rinkimai, vyks balsavimas dėl pabėgėlių. Ir dabar apklausos rodo šoką, kad bus Vokietijos šokas, tą didį sekmadienį, to niekada dar nebuvo iš principo pokario Vokietijoje, o šokas bus toks, kad tos sisteminės partijos, jos laimės rinkimus, bet jos negalės suformuoti daugumos. Kai kuriuose žemėse, pavyzdžiui, Saksonijoje, Anhalte, čia rytų žemė, ryškiai viršų kyla AfD, Alternatyva für Deutschland, tai yra partija euroskeptikų prieš pabėgėlius ir jinai gaus labai daug. Arba čia minėjau, kažkas Baden-Württembergo žemė, tai ten apskritai bus taip, kad laimės rinkimų žalieji, o tos tradicinės partijos Angelos Merkel, paskui socialdemokratų, krikščionių socialinė sąjunga surinks žymiai mažiau ir vadinasi, Landtaguose pasikeis politinė situacija, Landtagai pradės vetuoti vyriausybės nutarimus ir antras žingsnis tada bus labai svarbus. Čia bus smūgis, mano supratimu, Angelai Merkel ir visai jos vedamai politikai, o be to 17 metai rinkimai į Bundestagą vėl turėtų daug kas paaiškėti. Ir vėl bus kalti rinkėjai, kurie išrinko ne tuos, taip, o sprendimus, kas priėmė šituos griaunančius ES visus kontūrus ir visą kitą priėmė tie, ir kurie dabar verks, kad matai, tradicijos nepadeda. Bet aš noriu pasakyti, grįžti prie žemiškų dalykų. Gerbiamas Ramūnas Karbauskis pasakė, bet vis tik jūs pasiruošę ar ne? Aš matau, kad gerbiamas Anušauskas Tukas nepasiruošęs, kad jų partija būtų vyriausybėje. Galbūt liberalai taip, su savo koziru apie dvigubą pilietybę. Bet dabar pašnekėkim apie tai, jūs čia stebitės, kaip čia taip nutinka, kaip dabar Vokietijoje taip nutiks. O gerbėmėjai, aš irgi ne viską, ne Dievas nespėjau. Aš vakar susipažinau su Seimo nariu Valerijaus Simuliko ir Audriaus Nako įstatymo projekto Seimo teisės departamento atsiliepimu dėl šio projekto, kuriuo siūloma lapkričio 26 dienos pataisas naikinti. Žinot, kokia antra išvados dalis? Tai neturi nieko bendro su pabėgėlių klausimu. Čia ne Zigmo nuomonė, čia Seimo kanceliarijos teisės departamento. Tai yra ES direktyvų įgyvendinimas. Tai kolegos, paskaitykit balsuodami, ką jūs ten balsuojat ir ką darote. Tada diskusija prieš kvalifikuotą auditoriją, nereikės spėlioti, kaip čia dabar iš kur šitas projektas nusileido. Tai viena. O paskutinis galbūt akcentas, baigiant, nes prisirpo, manau, klausimai, paskutinis akcentas yra toks. Suprantat, visiems norisi ramybės. O prievarta primetami įstatymai, kur kažkas strateguoja kažką, niekada to neduos. Tai yra Sąjūdžio patirtis, tai yra kita patirtis. Ir jeigu gerbiamas Anušauskas skaičiuoja 80 000 pabėgusių po Rusijos bombardavimo, ar jūs žinote, kad Turkijoje 2 milijonai buvo iki bombardavimo, kur su mūsų dalyvavimu koalicija tai sukūrė Libane 1 milijoną su viršum, Jordanijoje bijau dabar sumeluoti, tai konfliktas sukurtas kada ir tvarkingai, teisėtai, be jokių sistemos griovimo sirų šeimos važiavo į Lietuvą. Kalti amerikiečiai. Ne, kalti mes esam, kad mes negalvojam, ką darom. Bet čia yra problema. Nereikia rodyti nei į Rusiją, nei į Ameriką. Pasižiūrėkim, ką patys darom. Aš labai trumpai norėjau dėl dvigubos pilietybės pasakyti, kad čia tai aktualu vėlgi daugeliu mūsų šeimų dvigubų pilietybė, nes žmonės, kurie yra išvykę, jie yra integravęsi tam tikras visuomenės ir pilietybė tų šalių jiems yra svarbi dėl tam tikrų ūkinių kitų problemų sprendimo. Nėra diskusijų tikriausiai didelių dėl to, ar reikia leisti žmonėms, mūsų piliečiams turėti dvigubą pilietybę. Bet yra problema iš tikrųjų tame, kaip to pasiekti. Konstitucija aiškiai sako, dvigubos pilietybės negali būti.
Ir dabar, sutinkant su liberalais tą prasme, kad dviguba pilietybė turi būti suteikta, aš visiškai sutinku su Amerikos ir kitų pasaulio lietuvių organizacijų nuomonė, kad referendumo būti negali, dėl to, kad jisai pasmerktas iš esmės, kadangi šito klausimu reikia 50% visų Lietuvos rinkėjų balsų už. Reiškia, jisai tikrai neįvyktų ir neduotų rezultato. Siūlymas vienintelis gali būti Seimui šitoj kadencijai, čia nespės šitoj kadencijai, bet galbūt kitoj kadencijai keisti tam straipsnį reikalavimą, o po to šaukti referendumą. Nes tada, jeigu 50% dalyvaujančių, šansas yra. Nes mes visi sveiko proto žmonės ir tos krizės visos mums padeda apsispręsti, kad jie tokie pat piliečiai, juos išstūmė gyvenimas, tam tikros problemos į tam tikrą aplinką ir jie, bet netekti jų kaip piliečių mūsų tautai per didelė prabanga. Tai šitai vietoj to negalėjo numatyti galbūt 91 metais ir nenumatė tokių įvykių, bet yra taip, kaip yra. Tai pereinant prie klausimų, reiškia, iš auditorijos po trumpą pasisakymą jau iš karto buvo Arvydas. Ne, aš suprantu, Zigmui Vaišvilui padovanokit mikrofoną, jisai kalbės. Visą laiką. Aš tik vieną sakinį pasakau. Reikia, kad politikai gerbtų referendumą kaip institutą, tada galima kažko tikėtis. Tvarkoj, tik tai vieną dalyką jūs praleidot, Rusija bombarduoti pradėjo ne rudenį. Rusija bombarduoti pradėjo prieš 4 metus, netiesioginė to žodžio prasme. Asado režimo ginklavimas, kieno ginklais buvo stumiami tie visi žmonės iš jų gyvenamų vietų. Atsakykite į šitą klausimą. Wikipedijos perskaityti apie pabėgėlių skaičių čia neužtenka. Jau senai visą tai žinoma. Dėl to iš tikrųjų problema nėra tokia paprasta ir Rusijos dalyvavimas jau iš seno žinomas ir labai aktyvus. Visą tą krizę aktyvuoja. Dėl to aš siūlau, galbūt daugiau domėtis apskritai tuo kontekstu, o ne tik padariniais. Gerai, mano tezė dar 2 dalykai, kurių iš esmės nepaminėjome. Skirtingas požiūris į pabėgėlių problemą Europoje yra nulemtas Europos valstybių istorinių skirtumų. Kolonijinės šalis, kurios turėjo kolonijas, ir Lietuva ir kitos šalis, kurios pačios buvo sovietų kolonija. Mūsų patirtis mentalinė yra visiškai skirtinga, mes kaip lietuviai, nesijaučiame prieš ką nors kalti ir kam nors skolingi. Tenka bendrauti dažnai Vilniuje su tokiu prancūzu, mano žmonos sesers sugyventinis, nesvarbu, prancūzas, kuris niekaip mūsų lietuvių nesupranta daugybėje klausimų. O aš jam ir aiškinu, Patrikai, tu nesupranti dėl to, kad tu buvai didelės šalies pilietis. Pats beje gimęs Maroke, kolonijoje gimęs. Ir jis ten žiūri į Maroką, kaip į savo prancūzų interesų zoną ir taip toliau. A mum iš rytų sėdi smauglys ir žiūri į Lietuvą kaip į savo interesų zoną. Mes niekada su prancūzais arba su kai kuriais kitų kolonijas turėjusių valstybių piliečiais negalime rasti bendro vardiklio mentalinė prasme. Štai dėl ko sunku susikalbėti. Kitas dalykas, kita tezė, vis tik tais apie pabėgėlių priėmimą turime galvoti, nes kai plūstels 100 000 ar milijonai iš rytų, Rusijos ar Ukrainos, jeigu ten kas nors atsitiks, mes tada prašysime, būkite solidarūs, vakariečiai, padėkite mums priimti tuos 100 000, kurie tiesą sakant ateis tikrai nelabai gerais tikslais, jeigu jau taip atsitiks. Pabaigiam pirmą diskusinę dalį ir dabar noriu vėl perduoti žodį vedantiesiems ir žinau, kad tikrai jaunimas ruošiasi ir daug klausimų turi svečiams, tai prioriteto tvarka studentijai ir taipogi be abejo kitiems svečiams bus galimybė užduoti klausimus. Dabar kviečiame prisijungti prie diskusijos, kai tikimės aktyvių klausytojų iš jūsų ir stiprių argumentų iš mūsų svečių taip pat. Būkite aktyvūs ir drąsūs, nes tik dabar ir čia galite išgirsti skirtingą nuomonę iš skirtingas politinės partijos. Eisvei pirmas klausimas, nes jinai anksčiausiai kėlė, tai aš kaip moderatorius jaučiu pareigą. Man labai patiko, žinokit, jūsų formuojamas požiūris mums, nes mes visi sėdėm atėjom pasižiūrėti tikrai įdomių, tiesiog jūsų nuomonę išgirsti. Tik tai norėčiau, galbūt daug kas iš tikro pastebėjot į galą visos šitos diskusijos jūs norėtumėte skirti.
mes nenorim klausyti, kas vyko tenai, ar dar kažką mes klausom, tai norim girdėti, kas vyksta čia. Ir pirmiausia, tai gaila, kad išėjo gerbiamas Paulauskas. Labai norėjau paklaustas, labai man patiko, kaip visi labai gražiai išreiškia, mes darom atrankas, yra daromos atrankos žmonėm, kurie patenka pas mumis. Ir staiga išgirstam kitą argumentą, kad žmogus turi pas mumis atvykti per 24 valandas. Kaip įmanoma žmogų pažinti ir žinoti, koks jis yra viduje per 24 valandas? Krikščionybė nėra rodiklis, pirmas dalykas. Nes mes esam šiai dienai lygiai taip pat šioje šalyje krikštinami. Esam einantis į bažnyčią, tačiau žinom savo vidinės problemas, kaip mėtami vaikai šunys, žinom, kaip buvo didžiulė tragedija. Ir tas žmogus gyvena pas mus Lietuvoje nuo pat gimimo ir mes nežinom, ką jis padarys. Kaip mes galime pažinti žmogų per 24 valandas. Dar vienas dalykas. Turbūt mums visiems studentam yra be proto aktualu nemokamas mokslas. Šiai dienai aš atsistoju, pasižiūriu, aš moku už mokslą. Aš nesu labai gera studentė, kad aš skinčiau laurus susur ar dar kažkur. Gal aš esu kai kam ir nepatogi studentė. Tačiau yra toks dalykas, aš moku už mokslą. Aš gimiau čia, aš niekur nesirašiu važiuoti, aš esu kitos šalies patriotė. Ir aš moku už mokslą. Kodėl jie gaus nemoka? Čia tikriausiai reikia pasakyti, kad politika, pavyzdžiui, mes sakom estai. Estai nuo mūsų bėga, tiesiog bėga. Jūs žinot, tikriausiai girdėjote, kad Estijoje aukštasis mokslas nemokamas. Visiems. Nesvarbu, jie imigrantai ar savi. Iš tikrųjų yra, ir Estijoje, man atrodo, konstitucija yra parašyta, kiek kitas apibrėžimas valstybingumo negu mes. Reiškia, ko negalima rizikuoti. Negalima rizikuoti tautos išlikimu ir taip toliau. Mes šitų dalykų kažkaip neįvertinom. Ir merginai, ačiū labai už tą mintį, būtent, kad kaip mes paaiškinsim, kaip mes jums paaiškinsim, kaip mes paaiškinsim viens kitam, kodėl mes tai darome. Ir čia, ką mes turime su Europos komisija ir Europos Sąjungos parlamente ir visur kitų diskutuoti. Rytų Europa turi šiandien kitas problemas ir kaip jau minėjau, iš pat pradžių mes kiek kitą klausimą turim spręsti. Savo pačių integravimas į savo pačių kultūrą ir išsaugojimas savo pačių identiteto, valstybės ir tautos. Mes turime išgelbėti savo tautą, mes esam pripažįstama viešai, mes nykstam, mes emigruojam, mes bėgam. Šitoje situacijoje manau, kad tai turėtų būti ir užsienio politika ir vidaus politika. Ta prasme. Bet jeigu mes tam klube, tai mes turim priimti tas taisyklės žaidimo. Jeigu mums taisyklės tos neįdomios arba, sakykime, manom, kad kitokios, tai mes turim išeiti tada iš to klubo. Kodėl? Estai irgi moka 2,8 milijono turką. Ir estai irgi daro tą patį, ką daro Lietuva. Tai šitoj vietoj prašau replikos. Prašau. Replika labai paprasta. Kodėl su mumis niekas nesitaręs, už mus priimas. Čia jau kitas, čia jau jūsų. Aš turiu ką komentuoti. Ir tai tampa kasdienybė. Ir vienintelis atsakymas į tokį klausimą – pyktis. O pyktis blogas. Tai sekantis gal klausimas. Nes kiti pritarė. Kęstutis mačiau, kad kėlė. Aš gal garsiai paskaitysiu, esu pasiruošęs jau klausimą iš anksčiau. Prisistatysiu, esu AMPK klubo prezidentas. Kaip planuojama sukurti veikiantį mechanizmą, kuris paskirstytų pabėgėlius po ES šalis, neatsižvelgdamas į jų lūkesčius gyventi paskirtoje šalyje? Kaip būtų galima tai įgyvendinti, nepažeidžiant žmogaus teisių? Mano atsakymas. Aš nežinau tokio būdo, kaip racionaliai įvertinant jų norus, mūsų galimybės, kažkieno kaltes, nuodėmes ar neutralumą, kaip sukurti tokį mechanizmą. Štai ir kapstosi Europos Sąjunga vadovai, valstybių vadovai ir Briuselis tikrai neranda tokių dalykų. Ir aiškiai pasakant, tai va čia tas ir nuskambėjo, kad mes atsirinksime. Tai irgi galima mechanizmo dalis.
leisti patiems atsirinkti. Nu, atleisite dantis patikrinti, raumenis, tai čia vergovės laikais, tai tikrai per 24 valandas to užtekdavo dantis apžiūrį ir bicepsus. Čia jau tikrai neužtenka. Aš nežinau, sąžiningai sakau, nežinau tokio mechanizmo ir aš bijau kito dalyko. Nežinau, ar yra Lietuvos politikos formuotojų tarpe tokių, kurie galėtų labai racionaliai nuo A iki Z sudėlioti. Bijau dar kito dalyko. Bijau, kad ir Briuselėje nėra tokių, kurie žino ir gali padaryti įtaką, kad atsirastų toks mechanizmas. Dabar matyt turėčiau pasakyti, kad aš žinau. Malonu. Bet iš tikrųjų manau, kad kai kalbam apie tą mechanizmą paskirstymo, tai jis turi dvigubą dugną. Tai yra, jeigu paskirstama į konkrečias valstybės ir jau konkretus pabėgėlis tenai patenka, įsijungia kitas dalykas. 90% pabėgėlių ar apskritai migrantų iš nepalankių šalių pasišalina galiausiai. Lietuva joms priklauso. Būtent tom vadinamom nepalankiom valstybėm, matyt, 99% išvyktų į kitas valstybės. Grąžinimo mechanizmas įsijungtų. Grąžinimo mechanizmas ir jie būtų vėl ir vėl sugrąžinami atgal į tas valstybės, kuriom jie buvo priskirti. Todėl aš sakyčiau, Europos komisijos tas mechanizmas daugiau jisai, teorinė šitoj vietoje, praktika šiek tiek turi kitą paskirtį. Galime dar labai trumpai. Čia iš tikrųjų klausimas, tai Merkel turėtų būti. Bet dabar pirmadienį, kai buvo susitikimas, jie sukūrė dalį šito mechanizmo, vienas už vieną. Tai reiškia, nelegalą iš Graikijos paima turkai, bet iš legalą, iš sirą legalą, iš Turkijos paima Europos Sąjungą. Tai problema dalis išspręsta dalis, bet neįspręsta, o kur jisai paimtas keliaus, kaip jie bus paskirstomi po Europos Sąjungos valstybės. Va čia nėra šito išspręsta. Aš dar noriu pažymėti vieną tokį dalyką, nežinau, ar jūs stebėjot, girdėjot, tai, kad ta šeima, kurie pirmoji sirų įvažiavo, buvo atvežta į Lietuvą, jinai padavė į teismą Lietuvą. Dėl ko jinai padavė į teismą? Dėl to, kad laikinai buvo suteikta gyvenimo teisė. Aš manau, tai vienas iš teisingiausių sprendimų, kad jeigu jie iš tikrųjų yra karo pabėgėliai, tai tokiu atveju, pagal visą sveiką logiką, reiškia, žmogus turi norėti grįžti į vietą, kuris gyveno prieš tai, kada prasidėjo karas. Nes to lyg tai turėtų norėti kiekviena šeima ir kiekvienas žmogus. Tai jeigu yra tas faktas, kuris dabar yra, reiškia, tai jau jokių būdų ne karo pabėgėlis, tai yra kažkokie kiti interesai, nes ekonominiai interesai įsijungia. Tai va šitai vietai manau, kad jeigu Europa iš tikrųjų tą laikinumą įvestų į problemos sprendimą, laikinumą, 2 metų laikotarpis taip toliau, mes visi, kad turėtum instrumentą, kaip galėtumėm spręsti klausimą vėliau, kada mes suvaldysim jį. Tai va šitai vietai Lietuva kol kas elgiasi tikrai teisingai, kad laikinumas to žmogaus priėmimo yra fiksuotas. Tik buvo kalba apie tą migraciją, iš tikrųjų, man sunku buvo nusidėti vietoje, kadangi 26 metus valdomus tos pačios partijos, kurios kovai čia sėdė, ir iš tikrųjų jų yra pasiekmė visada sukelta migracija. Tai yra sunaikinta pramonė, tai yra išparduota mūsų nepriklausomybė. Tai natūralu, kad žmonės, kadangi nemato perspektyvos čia, jie bėga tiesiog iš čia. Aišku, gal turėtų normaliai kovos žmonės, bet kadangi jie yra perspektyvi, jie tiesiog bėga. Kitas dalykas, komentavimas dėl geopolitinių reiškinių. Taip, Lietuvoje dabar yra oficiali politika, yra putinofilija, visų matyti Putiną iš tikrųjų. Bet prisiminkime iš tikrųjų iš tų šalių, kurie bėga migrantai, Afganistanas, 2001 metais kas įvežė, NATO koalicija. 2003 metais Irakas, kas įvežė, NATO koalicija. Kas bombardavo 2011 Libiją. Kas dabar įsikėlė karą Sirijoje, kas pradėjo finansuoti Asadą, kur Asadas yra oficiali valdžia. Kas pradėjo finansuoti, kas sukūrė Al-Nusra, grupuotės, kas įvairias. Mes visą tai puikiai matome. O klausimas yra esminis. Kodėl rugsėjo mėnesį 5 Lietuvos Europos parlamentarai balsavo už tai, kad būtų mokamas baudas Lietuvos biudžeto, jeigu Lietuva atsisakytų priimti nelegalų kvotas? Ačiū. Komentaras į komentarą. Kolega, Amerika kalta, kad 2001-aisiais, bet ar jūs prisimenate, kad Sovietų sąjunga 79 gruodį įsiveržė į Afganistaną ir pradėjo visus chaosus?
Amerika laižo pasiekmes, nesėkmingai, nevykusiai ir taip toliau. Ir emigracija. Ar emigruoja vien tik tai dėl to, kad visos tos čia sėdėjusios partijos nesąmonių pridarė? Be abejo, pridarė nesąmonių. Emigruoja dėl atsiradusių galimybių. Kai kas emigruoja, tai yra taip natūralu, kad negali būti kitaip. Ir prašyčiau viso 500 milijonų išvykusių lietuvių nelaikyti blogos vidaus politikos rezultatų. Yra ir tokių, ir tikrai galbūt dauguma. Bet daugeliu tai yra atsiverusios naujos galimybės. Studijuoti, dirbti, gauti pašalpas, pensijas, keliauti šiandieną ir taip toliau. Tai matyti, tai yra antrąją problemos pusė. Aš nežinau dabar proporcijus. Kiek pabėgo dėl durnos valdžios, kiek emigravo dėl atsiverusių galimybių. Galiu dar komentarą. Šiaip, aišku, nenorėčiau čia studentų dabar puldinėti, bet nuvažiuokit į Sibirą. Jo, pamatysit įstabių dalykų, neveikiančios gamyklos. Spėju, Lietuva prisidėjo prie to. Suirusi Sovietų sąjungą, nenoriu paskaitos skaityti. Sugriovė tiesiog tos ryšius, kurie buvo susidėlioję, daugybė įmonių išnyko, nes nebebuvo poreikių į produkciją ir taip toliau. Dėl to nenoriu aš čia per daug diskutuoti. Bet be abejo, kiekvienas reiškinys turi priežastis ir mes dažnai kalbam apie pasekmes. Iš ties, teisingai pastebėjote, taip vyko konfliktai, bet dažniausiai tos priežastys konfliktų yra žymiai gilesnės. Ir turi istorinės priežastis labai gilias. Nėra viskas taip paprasta. Mes kalbam apie pasekmę šitų konfliktų. Aš įsitikinęs, kad jeigu, pavyzdžiui, ne Rusija, mes Sirijoje neturėtume problemų tokių. Būtų greičiausiai arabų pavasaris, kitokių pavydalų, gal dar žymiai paprasčiau negu kokioj nors Šiaurės Afrikoje arba Egipte. Iš Egipto kiek pabėgėlių yra? Pala. Čia, jeigu sakyt klausimas tas buvo, tai iš tikrųjų norėtųsi bent trumpą repliką man kaip tarptautinių santykių ekspertui pasakyti. Tai manau, kad tie žmonės, kurie labai stipriai nesigilina į tą situaciją, kuri yra šiai dienai artimuosiuose rytuose, tai dažnu atveju nueina labai tokiu kaip paviršiniu keliu, nes artimieji rytai yra labai sudėtinga situacija. Ten yra daugybės valstybių interesai susiduria, tai yra ne tik Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusija, bet taipogi ir Turkija, ir Saudo Arabija, ir Iranas, ir konfliktas tarp šiitų ir sunitų, ir susiskaidymas viso pasaulio musulmoniškojo to pagrindu, taipogi Izraelio palestiniečių problema ir taip toliau. Taip, kad vertinti taip, kad dėl visų tų konfliktų kalta ar tai Rusija ar Jungtinės Amerikos valstijos, tai būtų tiesiog labai paprastas atsakymas, bet jis nebūtų teisingas. Bet kadangi tai nėra šios dienos tema, tai aš matau, kad yra klausimų iš auditorijos, Pakana Izlinas turėjo klausimą. Ir prie eilinio Lietuvos politikų žaidimų, tai nežinau, dėl ko nebuvo paminėta, kad iš principo šitas 1105 ar kiek imigrantų yra paskirstyta tik iš pirmo srauto pabėgėlių. Nei vienas politikas nepaminėjo, kad srautų dar bus dar keli ir tų migrantų skaičius dar tik augs. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, buvo paminėta, kolega paminėjo apie skiriamas baudas už atsisakymą priimti. Bet aš nežinau, gal kas nors galėtų man logiškai ir konstruktyviai paaiškinti, kaip jūs vertinate dabartinį Vokietijos elgesį, kai jinai dabar jau pati pradėjo atsisakinėti migrantų, nes jinai nesuvaldo jų. Jinai yra sumokės pinigus ir visus atgal. Arba šiaip deportuoja. Čia yra naujausia žinios tokios. Tai gal kas nors galėtų šitą fenomeną man paaiškinti. Tai aš manau, kad šiandien Lietuva, kaip ir Latvijoje prezidento buvo neseniai pasakyta nuomonė labai aiškiai, kad jie vykdys tą pirmąją kvotą, bet po to kalbos apie kitas kvotas, apie naujus imigrantus būti nebegali. Tai pasakė praktiškai visos Višegrado valstybės, ta prasme, tą poziciją. Manau, kad mes kitos šities lygiai taip pat kaip ir tos šalis neturime, nes jos ne iš to, kad jas nemėgsta, jiems spalva nepatinka, ar dar kažkas, tai tiesiog vidinės problemos socialinės ir kitos yra tokios didelės, kad jos tiesiog savo to leisti negali. Ir aišku, kad mes lygiai tokiai pat situacijai. Šnekant apie tuos dalykus, kurie susijęs su būsimom kvotom, su didesniais kiekiais imigrantų,
Tai mums tiesiog čia nereikia bėgti prieki traukinio, mes turime ištiesti ranką latviams, lenkams ir tiem vengrams, čekams ir taip toliau ir pasakyti, kad mes su jumis. Ir mes lygiai taip pat matom tą situaciją kaip ir jūs. Dėl kvotų turiu pasakyti taip, tuo metu buvo priimtas tas sprendimas, tačiau dalis valstybių pakeitė savo poziciją ir rezultate, aš manau, bus dabar toks rezultatas ir dėl Višegrado šalių minėto, kad kvotų sistemos bus atsisakyta. Elementariai, tai yra, taip yra nauji srautai. Jie 3-4 kartus mažesni negu per piko laikotarpį pernai, bet jie egzistuoja ir sausį yra jau susumuota. Tai šiuo atveju, kadangi sprendimai konsensusas vis tiek tam tikras reikalingas tarp valstybių, tai aš įsitikinęs, kad taip, tas priimtas sprendimas, tačiau dėl kvotų tolimesnių kažkokių tai priėmimo, na, aš nematau perspektyvos, kad toks sprendimas gali būti priimtas. Nebėra sutarimų. Nu ir čia dar mano mėgstamiausia tema Vokietija. Nu tai čia dėsninga pabaiga eina viso to, kadangi Angelai Merkel formuojasi labai stipri opozicija, kurios anksčiau nebuvo. Opozicija iš visų pusių, net iš jos koalicijos partnerių, be kurie jos partija negalėtų valdyti Bundestagą. Ir nauja žvaigždė atkreipti dėmesį, kas domisi šitais dalykais, kai kas sako, kad tai būsimasis Vokietijos kancleris, Horstas Seehoferis, tai labai ryški asmenybė, jis kritikuojamas, vienų kitų dievinamas, tai yra Bavarijos premjerministras, o Bavarija užima ypatingą statusą visoje Vokietijos politiniai sistemai. Kai kas sako, tai kylanti žvaigždė, kad dalis iškils, ar ne, tai laisvaru. Visų pirma, rugsėjo mėnesio ES tarybos sprendimai yra apskųsti teismui. Be abejo, stabdys tokias skandalą. Visi jau negali nematyti, kas vyksta ir kas vyks toliau. Dar priminsiu, tos valstybės, ne tik Jungtinė karalystė, kurios turi savo nuomonę, turi politikus, kurie gerbė savo žmonės, tokia kaip Airija, Danija, pasakė ne. Vengrija, nežiūrint į rūpesčius, šituose nutarimų projektuose rugsėjo mėnesio buvo įrašyta kaip šalis, iš kurios taip pat privalomai perkeliami. Vengrija pasakė ačiū ne, nes jų valdžia suprato ir matė trupučiuką toliau, negu, kaip aš jau skelbiau praėjusių metų pabaigoje, per suskaičiuotas minutės, maksimum valandą, Lietuvos valdininkai suderina šituos sprendimus, pritarė elektroniniu būdu. Štai vat ir yra skirtumas. Yra Vengrijos valdžia, yra kiti valdžia, kurie mąsto šiek tiek į priekį. Sveiki, Samanta. Visos diskusijos metu išnagrinėjau labai daug svarbių klausimų, bet tokį vieną užsirašiau labai štis svarbu, tai kartu ir apie terorizmą. Dabar žinom šių dienų aktualijas, kad labai daug yra išpuolių tiek Prancūzijoje ir kitose šalyse. Tai norėjau paklausti jūsų politikai, kokį planuojate įgyvendinti mechanizmą, kad kartu su tais pabėgėlių srautais neatvyks ir labai daug tų ISIS grupuočių narių, teroristų į Lietuvą ir kitas Europos šalis. Dabar kalbam, norėčiau pasiteirauti visų, ką planuojate, nes iš tiesų labai svarbus klausimas. Saugumo tema. Ačiū. Dažniausiai žmonės turi vienareikšmį atsakymą, kad su tais srautais, žinoma, plūstels ir teroristai. Niekas negali tokios rizikos atmesti, be abejonės. Mūsų tarnybos, turiu pasakyti, taip, dalinasi informacija, keičiasi informacija apie tos žmonės, kurie yra įtariami, prisidėję prie jūsų minėtos organizacijos. Tačiau vėlgi, mes puikiai žinome ir Prancūzijos, ir Belgijos atvejus, kad dėja informacijos turėjimas ne visada apsaugo nuo realių grėsmių. Taip kad grėsmės, rizikos, jos išlieka. Ir aš čia gal jau dabar jokių paslapčių neišduosiu, bet žinokit, terorizmo grėsmė savo laiku buvo Lietuvoje ir
metais ir 10 metais. Dėl ko? Dėl tarptautinių teroristinių organizacijų grasinimų, veikimo. Lietuva niekam nepaslaptis dalyvavo koalicijoje Afganistane. Dėl to kartais būdavo sustiprinamas, kaip sakoma, institucijų veikimas šitoje vietoje. Taip kad dar ir be pabėgėlių vis tiek tos grėsmės buvo. Jos dabar gali būti, niekas neatmeta, bet prevencija žinoma, kad vykdoma. Tiesiog priešingą atveju, kam jos reikalingos tos institucijos. Čia jeigu pasakyti, tai mes matėm įvykius ir Kryme, žalius šmagaliukus, kurios irgi teroristais galima laikyti, jie atsiranda iš nežinia kur, nežinia kaip, iki šiol atsakymų nėra, bet iš esmės mes turėtumėm tuo rūpintis nepriklausomai nuo imigracijos. Ir nuo tas rautas, ten, sakykim, 1000 žmonių tikriausiai tos grėsmės nepadidins labiau negu taip jinai kyla. Jinai kyla dėl rasinių konfliktų, dėl kažkokių valstybinių kažkokių tai santykių ir taip toliau. Manau, kad mes per mažai pasiruošę reaguoti į visuomenę, mažai informuotą. Pavyzdžiui, jeigu dabar pradėtų skambėti čia koridoriuje koks nors toks netikėtas skambutis. Priešgaisrinis ir koks nors. Ir paklauskit savęs, ar mes žinom, ką daryti, reiškia. Ar visuomenė pasiruošė, aš vieną sykį diskutavau, šiek tiek su kolegomis, sakau, kad karas prasidėtų, o kaip reaguoti? Ar seniūnas žino, ką daryti? Ar meras žino, ką daryti? Niekas nieko nežino šitoje valstybėje. Čia yra problema. O aš tokį pajuokavimą klausimą. Kada didesnė terorizmo grėsmė Lietuvai? Variantas A. Kai mes priimsime 1100 ar 2000 pabėgėlių, ir variantas B. Kai mes kategoriškai atsisakysime priimti bent vieną pabėgėlį. Aš netmetu galimybės, kad antruoju atveju galim gauti ką nors žiauraus. Na, iš tikrųjų, gali supykti, kodėl mūsų nepriima? Davai, darom. Pagal tikimybių teoriją. Taip? Dar vieną esminį klausimą visiems galim, visiems, kurie dalyvauja. Prašau. Negirdi, gerai, ne? Jau, kai esminis klausimas. Kurį dirbo 29 metus. Jūs puikiausiai pažįstate visus praėjo mokslus. Klausimas labai paprastas. 26 metų partinis valdymas prie ko privedė Lietuvoje. 1,5 milijono, jie mažina skaičių, 1,5 milijono deportavusi iš Lietuvos. Ko gero gyvenimo. Antras klausimas, kodėl nesuteikiama antrą pilietybę? Jis prigalvoja, man teko bendrauti su pasaulio bendruomenės pirmininkais, advokaitė Narušienė, Sienė ir Dabartinė. Kodėl? Ir kodėl sudarytos tokios sąlygos valstybei, kad deportuotus palikti? Todėl 1,5 milijono, jeigu išvažiuoja, tai neturi teisės balsuoti Seimas savivaldybių rinkimuose prieš tos, kurie 26 metus privedė Respubliką valstybę prieš šitą dalykų. Aš dabar turiu klausimą visiems. Reiškia, partinis valdymas yra krachas valstybei, mūsų valstybei. Reiškia, reikia keisti kriterijų patį rinkimų. Rinkimo kriterijus – profesionalumas, kompetencija, kvalifikacija. Praktiniai rezultatai, ką tu pasieki toj srity, į kurią tu nori būti išrinktas į Seimą, nori į ekonomikos komitetą. O ekonomikos komitetą bus išrinktas mano konkreti programa, ką aš darysiu išrinktas. Kaip skaito visi Seimo nariai. Būtina šitas dalykas dėl tą patį, kas yra 26 metų, kas dar didesnė prarada. Galite pasakyti, kokią šalį, kur būtų Lietuvai pavyzdys? Kur rinkimai kitaip vyksta. Nu, suprantu. Nes aš šiaip jau 10 minučių jau yra. Nes aš tikrai šiandien nespėsiu. Laisvę galima išvažiuoti. Ponas Gerbimas, jūs tai išvažiuojate. Jis nori. Dėkojam. Gerbiamas kolega, aš norėčiau jūs kaip kaunietį pasveikinti su tuo, kad jūs savivaldybių rinkimuose išrinkote nepartinį komitetą ir dabar turite nepartinį merą. Jūs teisingą sprendimą priėmėt ir man atrodo niekas iš kauniečių labai nesigaili dėl šito, taip? Tai toks būtų mano atsakymas. Tai dėkojam už diskusiją ir prašau paskutinę dalį, kaip yra Lukui su Samaitė. Ačiū visiems dalyvavusiems.